Sveiki žvejai! Sveiki. Sveiki. Pirmiausia, norime Jūs pasveikinti visus su praėjusiam šventom kalėdom, na ir savaime suprantama su artėjančiais naujaisiais metais. Šiandien viešime po švenčių pas Arūną, kaip visada su mumis Valdas, reiškia, mūsų rankose bus dugninės meškerės. Esame Nemune, netoli Druskininkų, na ir apvirškinsime kalėdinės žąsis, pasėdėsime gryną morę ir pasiruošime švęsti naujuosius metus. O dabar visi už meškerių ir gaudysime naujametinę žuvį. Kaip ir visas savo žūklės, gaudant tiek dugninę, tiek plūdinę meškerę, mes pradedame nuo jaukų. Žiemos sezonas, šaltas vanduo ir Valdas mums paruošė namų darbus. Šiandien mes tikrai nenorime čia šalti ir gaminti, kišti rankas į vandenį, dėl to Valdas paruošė jaukus namuose. Apie kokie tai bus jaukai jisai pats pakalbės ir proporcijas būtent, nes vis tiek vanduo jau šaltokokas. Kaip ant ežerų jau šiek toks ledas stovi, tačiau lipti tikrai nerekomenduojame. Na štai jaukas, jau pakankamai viskas sugėrė, reiks biškį vos dadrekinti. Iš tikrųjų nemaišiau jaukų čianai, nes yra labai šaltais, labai blogai sugers viską ir nebus toks lipnus, koks turi būti. O čia šiek tiek paprasčiausiai dadėsime uodo-truklio lervos aromikso ir viskas pirmin. Pusę pilsim Sauliui. Pilu į 2 kibirus tam, kad geriau išsimaišyti. Na va, dabar jaukas jau pakankamai dadrėko, įgavo savo tą tikrą lipnumą ir jį turėtų po biškį iš lėto plauti. Aišku, jame yra didysis procentas molio, apie tai aš papasakosiu biškį vėliau. Viskas, galim pradėti žvejybą. Na, jaukai paruošti ir mūsų šiandieninė žūklė prasidės nuo dugno skanavimo ir būtent ieškojimo vietose, kur mums reikia nutransportuoti jauką su šėryklėlėmis. Apie tai, kaip tai daroma, plačiau pašnekės Valdas, kaip reikia susirasti vietą, kurią jaukinsime. Štai žvejybą aš pradedu nepažįstamų vietų, žinoma, nuo dugno skanavimo, ieškodamas ant dugno kažkokio akmenukų, kriauklių, kliuvinukų, vienu žodžiu, anomalijų tam tikrų. Arba vagos, ta prasme, duobės krašto būna žuvis viršui stovi. Svarelį naudoju nepaprastą, jis vadinamas yra markeriniu, su tokiais išsišakojimais, vadinamas spigliais. Jų yra ir tokio tipo, su 4 spigliais. Šitie spigliai reikalingi tam, kad jaustum geriau dugną patį, nes su apvaliu paprasčiausiai visai lengvai praeis ir viskas. Aišku, žinoma, ten jeigu akmenukai kokie, tai jis prašakinės šiek tiek, bet ne taip aiškiai kaip su markeriniu svareliu. Na štai, atmetė viršūnėlę, reiškia, jau svarelis pasiekė dugną ir po biškį braukiam. Nieko, o štai, šiek tiek prašoko, reiškia, akmenukai.
akmenukai arba kriauklytė. Štai vat, ir va štai daug. Dabar jau gan dažni akmenukai prasidėjo arba kriauklė. Štai vat, kaip viršūnė, matot, dreba. Va dabar čia arba didesnis kažkoks akmuo, arba duobės kraštas. Galima dar pamatyti, šiaip jeigu būtų kriauklė, tai svarelį šiek tiek papjaustytų. O dabar vat, yra tokie, ant svarelio matosi tokie įdubimai. Įdubimai tai reiškia akmenys. Štai vat, aš jums dar pavalysiu biškį, nes ten yra vat, tokie vat, įdubimėliai. Vieta šiaip klipsuojas iš tikrųjų tarp vat, to tokio šiek tiek smėlio ir tų akmenukų, kada užneštų pašarą, užlaikytų toj vietoj ant tų akmenėlių. Vietą išsirinkau, kabinu šėryklėlę, pavadėlį ir pradėsim žvejybą. Aišku, aš pradedu, nors ir žiema, vis tiek pradėsiu nuo startinio šėrimo, kažkur panašiai 5 šėryklėlės, kad greičiau, jeigu bus žuvis, tai kad jinai greičiau susirinktų prie mano pašertos vietos. Turiu įsidėjęs čionai šiek tiek sliekų, musės lervų, uodų lervų. Aš jas šiek tiek pakarpysiu ir pasiūlysiu biškį ir mėsytės. Kaip daryti teisingai taip vadinamą gyvulinės kilmės masalo kamštį. Iš pradžių mes paimame šiek tiek pašaro, vat pusę šėryklėlės, ane, įdedame štai šitą gyvulinės kilmės masę ir dar ant viršaus pašaro užspaudžiame, štai. Vat, gyvi masalai lieka tiesiai per vidurį, iš šonų pašaras tam, kad neiškristų šita visa masė. Aš pradėsiu nuo mažų musės lervų, taip vadinamų pinkų, kombinacijos su uodo truklio lerva. Pasiūlysiu šiek tiek stambesnį masalą, dėl to, kad tikiuosi suvilioti gal kokį šapalą ar stambesnę koją. Ir žiūrėsim, jeigu šiandieną bus neaktyvi žuvis, tada mažinsim kabliukų dydžius bei masalo kiekį. Na, dabar gaudau 14 numerio Drinan kabliuku. Ir bandysim. Pavadėlį pasilginau iš karto, pasidariau apie 50 cm, po to laviruosime tiek pavadėlių ilgiais, tiek kabliukų dydžiais, tiek valo storiais. Nu va, kaip ir minėjau, kąsnį uždėjau šapalui, na ir pirmoji žuvis, štai va toks gražus šapalas.
Taip, rimtesnė žuvis. Ir pas mane. Na štai, mes su Sauliu traukėme tendėmus. Ne, graži koja. Tandemu. Vapa. Prašau. Valdo koja iš tikrųjų yra įspūdinga. Riebi. Jau pasiruošusi žiemoti. Puikiai pradžia iš tikrųjų, ne Valdai? Šaunu. Liuks. Daug žadanti. Panašu į tai, kad su jauku manau, kad pataikėm. Panašu. Rankose yra papuolusi kitų metų naujiena, matomai, kad bus iš kvapų. Tai yra česnakinės Timar Mix pelėtės, kuo puikiausiai jos pasiteisino gaudant karšius vasarą, tiek šapalus Nemune, kodėlgi nepabandžiu žiemą. Na ir kad jinai tvirčiau laikytųsi, užkabinsiu uodo trūklio lervą. Va štai, tokia vat kombinacija bus. Ilgas pavadėlis turėtų, pelėtė yra plaukianti, prikelt stipriai pavadėlį ir plevėsuoti taip srovėje. Na ir manau, kad šapalui turėtų tikti, nes kol kas pakankamai vangiai mums jie domisi musės lervomis ir uodo trūklio lervomis. Na štai, įvykdžiau eksperimentą, o pasižiūrėkite, kiek prisėdė jauko. Matote džiūvėsiai, spalvoti džiūvėsiai, vien tik tais rinkęs praktiškai spalvotas džiūvėsis yra. Nusprendžiau pasiūlyti pelėtę česnakinę ir iš karto pirmų metimų štai toks gražuolis šapalas susigundė.
Kaip matote, žiūrovai, kokiu atsitiktinumu atsitinka Nemune, uodo truklio lerva stvėrė kiršlys. Greitai mes jį atkabinsime ir paleisime į laisvę, nes kaip žinia, ant natūralių gyvulinės kilmės jokių masalų šią taurę žuvį gaudyti negalima. Na, šiandieną jauką naudojame tamsų, jį maišėme su moliu, dėl to jis gavosi toksai nei juodas, nei rudas, nes molio dėjome tikrai nemažą kiekį, apie 70% mūsų viso jauko. Na, Arūnas čia gaudo jau seniai ir žino visas proporcijas, mums parekomendavo, mums beliko tik tais pasirinkti jauką, jaukas buvo tamsus kuoja bei uodo truklio lervos juodas. Plus pagardinta spalvotais džiūvėsiais. Na, spalvotais džiūvėsiai tikrai ypatingai vilioja šapalus ir manau, kad mes tuo tikrai įsitikinsime. O jauką drėkinome uodo truklio lervos Timar Mix koncentratų ir dar šiek tiek sudrėkinome tiesiog paprasčiausiu vandeniu. Darome trumpą pertraukėlį ir noriu papasakoti apie sistemą, kurią šiandieną mes kartu su Valdu naudojame. Pas Valdo lygiai tokia pati, taigi yra pintas valas, 0,10 diametro spider wire. Tada prie pinto valo rišame fluorokarbono 2 metrų atkarpą, fluorokarbonas berkliai Triline. Tada maunama iš karto yra šėrykla. Maunamas yra karoliukas su segtuku, ant kurios kabinamos yra šėryklos, lengvai keičiamos, galima įvairiais laviruoti svoriais, nepersidarant sistemos. Taigi eina po to stopmazgis, bei prie fluorokarbono rišama yra 20 cm gumos atkarpa, kuri amortizuoja smūgius, nes pintas valas labai yra jautrus ir kad nenusipurtytų žuvis, šiek tiek reikalinga amortizacija. Bei kitas gumos galiukas rišamas prie suktuko, kurio kita dalis yra keitimas pavadėliams. Tokia kilputė, kur nuimame, po to uždedame, ištraukiamą gumą ir rišame pavadėlį. Visus aksesuarus naudojame iš firmos Drenan. Tikrai yra kokybiški labai aksesuarai, tiek segtukai, tiek stopmazgiai, tiek taip vadinamas feeder gamas, dugninė guma, kuri amortizuoja. Tik vienintelis aksesuaras, tai yra segtukas su keičiama sistema pavadėlių, yra firmos Kraluso. Na ir pati šėrykla taipogi yra Drenan, rinkomės tokią šiandien uždarą, pakankamai šėryklą su svorio pačioje, su tokiais iškilimais, kurie neduoda nešti mūsų šėryklos srovį ir puikiai laikosi joje. Pavadėlis taipogi yra Drenan firmos naudojamas, 0,10 mm ir kabliukas, kaip minėjau, 14 numerio, toks nedidelis, kad tilptų keletas pinkų, viena musės lerva ir keletas uodo truklio lervų. Jau beveik 3 valandos dienos, neužilgo prasidės sutemos ir manau, kad šiandieną laidą baigsime. Noriu dar
kartelį visus pasveikinti su ateinančiais naujaisiais metais. Na ir manau, kad jau 2014-aisiais susitiksime ant ledo. Ačiū tau, Valdai, už kompaniją. Prašom. Tave irgi su artėjančiais Dėkui. naujaisiais. Taip pat. Einu, padėkosiu Arūnui. Ačiū tau, Arūnai. Arūnas užleido savo vietą su savo bičiuliu Gintu. Ačiū, kad užėmei. Tave su artėjančiais naujaisiais metais. Manau, žiemą susitiksime ant ledo. Nu, šiandieną laidą baigėme, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki.